Sekmė švencinis vilkų maistas. Senais čėsais vienas ūkininkas, nesulaukdamas prie kucių pareinant bobų iš pirties, pasėmė brauninkų ir išėjo ant krūmų zuikių cykots. Praėjęs gabalų krūmų, privejo gražių vietelį ir atsisėdo po beržu. Besėdint skaptai pradėjo kaukts 1, 2, 3 vilkai. Po kelių minutų ėmė kaukti iš visų pusių ir vis arčiau ir arčiau. Žmogelis įsigancis lipo beržan ir žūro, kas dar ties bus. O kisus bėgo pulkas vilkų. Jei sustojo ant tos vietelės ir pakėlė galvas aukštyn, pradėjo kaukti. Nu ir ėmė kruopelėms snikti. Cykiai, cykiai, po biskuci. O vilkai, kad pradėjo laižytis, kad laižo. Žmogelis sėdėdamas jį apsnigo. Neturėdamas kų darbuits, palaižė ir jis kelias kruopelas, katros užkrito jam ant pirštinių. Ale toks gardumas tų sniego kruopelukių, kad niekokie valgiai nėra taip gardūs. Kai jau visi vilkai išsiskirstė, žmogelis, išlipęs iš medžio, parėjo namuosne. Bet visas 3 kalėdų dienas nenorėjo valgyti. Te buvo sotus, rodės, kad dievaižin ko pavalgys būtų.